Sveiki, mėly šauliai. Dabar kalbam apie jūsų rugpjūčio problemas ir ką daryti, ko nedaryti, kad būtumėte laimingi, kad sektųsi. Na, bet kaip visada prašau prenumeruoti kanalą ir dar primenu, sakau, nes niekas šito nežinau, reikia tą varpelį dar paspausti, kadangi varpelis leis jums matyti visus įrašus naujus ir nereikės ieškoti Vaivos Budraitytės YouTube kanalo. Gausite iškart pranešimus, nebent taip turėtų būti. Ir aišku, dalinkitės įrašų, labai prašau ir, tikiuosi patiktukų. Tai va. Dabar apie jūsų reikalus jau. Tai šio mėnesio sentencija turėtų būti, kad didžiausios galimybės atsiveria tiems, kurie nebijo išeiti iš įprasto pasaulio ribų. Tai va šitą reikia žinoti, kad nebijokite pažiūrėti per kitokius sakinius, žiūrint per kokius reguliariai žiūrite. Jeigu juodi, tai pakeiskite į rožinius. Jeigu rožiniai, gali geltonos, kad daugiau saulės būtų. Ir pamatysite, kaip visai gal smagu žiūrėti tą pasaulį. Tai va. Ir pamatyti tą pasaulį kitom spalvom, kitom. Dabar rugpjūtis jums praneš, kad šauliams gyvenimas nestovi vietoj. Iš tikrųjų, kad viskas keičiasi, burbuliuoja kaip tam katile, viskas verda. Vandens kryptis keičiasi kiekvieną minutę. Taip ir pas jūs ateina labai didelių permainų metas. Pradedant nuo to, kad keisite gyvenamą vietą, galbūt kryptį, galbūt netgi vietovę. Iš miesto į kaimą, iš kaimo į miestą, gal iš didesnio į mažesnį ir atvirkščiai ir aišku, galbūt į kitą net valstybę arba gyvensite per kelias valstybės kaip aš. Tai va šitą reikia žinoti. Dabar galite gauti pakvietimą tiesiog iš darbo. Iš darbo, kad į kitą miestą dirbti, užsienyje, o gal tiesiog bus labai daug komandiruočių, tuoj viską aptarsim. Ir visais atvejais tai gali tie pasikeitimai įgyvendinti jūsų seną svajonę. Tai nei bloga čia yra. Čia būtent aš sakyčiau į gerą, nes jūs esate judrus, jūsų protas yra judrus ir tai gali įgyvendinti jūsų seną svajonę. Dabar Jupiterio įtaka, aišku, skatins jūs augti, plėstis ir ieškoti naujų siekių, horizontų. Ir 12 dienos užtemimas, pavyzdžiui, Saulės, gali jums parodyti, kas iš jūsų veiklos, kas iš jūsų draugų, kas iš jūsų situacijų, darbiniai, nebetitinka visiškai jūsų tikslų. Kas nebeina su jumis koja kojom. Tai va šitą reikia turėti omenyje. Šį mėnesį gali būti labai daug staigmenų, bet dauguma jų yra tikrai labai malonios, nes mato toks, nelabai standartinis mėnuo. Dabar ką svarbiausia reikia atkreipti. Niekada nesakykite ne, pradėkite nuo taip, nuo pozityvaus, nes kartais pasakai automatiškai ne, nes bijote nežinomybės arba nenorit nieko keisti. Todėl reikėtų pirmiausia sakyti taip, bet su teise keisti savo nuomonę. Ir tada, kai viską rimtai apsvarstysite, jau rugsėjį galėsite spręsti. Ir tikrai rugpjūtis apdovanos tuos, kurie ryšys žengti pirmą žingsnį į savo naują likimą, naują gyvenimą, naują darbą ir kažką keisti gyvenimą. Dabar tai vienas stipriausių, geriausių mėnesių jums, būtent kas yra susijęs su profesiniu augimu. Tai reiškia, jeigu jūsų tikslas yra pasiekti generalinio direktoriaus postą, tai šitas mėnuo labai tinkamas tiems dalykams. Paaukštinimams, naujoms pareigoms, komandiruotėms, naujiems darbo pasiūlymams, bendradarbiavimu su užsieniu. Išvažiavome dirbti į užsienį ir visais tokiais panašiais dalykais. Ir tikrai nekreipkite dėmesio, jeigu tenais kažkas biški stringa, nes iš tikrųjų čia yra tik prieš gerą. Dabar labai seksis tiem, kurie dirbate švietimo srityje, teisėje, turizmo sektoriuje, kurie mokotės. Nes kurie mokotės, tai kažkaip logiška, kad išvažiuosite į užsienį, ar studijuoti, ar doktorantūrą, ar ten Erasmus tos programos.
Taip pat, kurie dirbate logistikoje ir žiniasklaidoje. Nu, čia žiniasklaidoje irgi natūralu, kad komandiruotės važinėjimai. Tai va. Dabar taip pat tiem, kurie pradedate ar tik planuojate pradėti savo verslą. Ir 2 paskutinės rugpjūčio savaitės bus tam ypatingai palankios. Dabar finansai. Didesni užsakymai, premijos ir papildomos pajamos ir pelningi sandoriai. Tai visai neblogai pas jūsų finansais nusimato, nors mėnuo lik ir užtemimo. Ir todėl vis tiek turit skaičiuoti kiekvieną centą rugpjūčio mėnesį, kadangi tie užtemimai ir Jupiterio, reiškia, padėtis gali skatinti per didelį optimizmą. Tai vat pinigus mes visada per užtemimus labai spaudžiam į kumštelį, niekam neduodam, neskolinam ir paišlaidausite rugsėjį. Dabar svarbiausia perspėjimas jums šį mėnesį dėl pinigų, tai nesugalvokite jokių neapgalvotų paskolų, net ir apgalvotų neimkite, nes nėra palanku, todėl geriau tiesiog to nedaryti. Ir tiesa, neinvestuoti jokių paskolinių pinigų ar šiaip pinigų šį mėnesį į jokius rizikingus verslus, net ir nerizikingus. Sakau, šis mėnuo jums suteikia labai daug galimybių, bet tam, kad jūs pradėtumėt rugsėjį. Visais atvejais meilė atneš labai daug gražių dalykų ir vieniši tai kelionėje, mokymuose, kursuose, internete, per bendrus draugus galite ir kelionėse užsienyje susirasti draugę, žmogų, su kuriuo norėsite eiti kartu. Ta pažintis gali pakeisti požiūrį, tos pažintis net į jūsų senus santykius, todėl jeigu esat vedę ir ištekėję, tai būkit labai atsargus, kad neįkliūtumėte tokią dvigubą bėdą. Nes žinot, aistra labai greit baigėsi, o gyvenimas paskui, žinai, sustato viską į savo vietas. Tie, kurie gyvenate tvarkingai partnerystėje, viskas yra gerai, kartu keliaujate, planuojate ateitį ir čia didelių tokių meilės perturbacijų nenusimato. Harmoningi pakankamai santykiai. Dabar sveikatoje tai čia rodo, kad energijos netruks, iš tikrųjų didžiausias pavojus, aišku, jums yra pervargimas ir traumos sportuojant. Tai vat atkreipkite dėmesį į traumos sportuojant. Dabar dar kitas dalykas, pagalvokite, ar jūsų virškinimas yra geras, nes galimi kažkokie tai virškinimo sutrikimai. Dabar ar kaip jums bus įtakos, kokios įtakos rugpjūčio saulės užtemimo? Tai yra pirmiausia, galite nuspręsti keisti profesiją, pradėti studijas, išvykti dirbti ir studijuoti užsienį ir plėsti verslą arba atidaryti savo verslą. Tai va bus tokie, ko gero, 12 dienos užtemimas prives prie tokio impulso labai įdomaus. Įdomu, visiems, žinai, yra taip biškutį, taip draudžiama, o jums čia va būtent, nes jums tas užtemimas yra kaip išsigryninimo periodas. Dabar šis užtemimas reiškia 28 dienos mėnulio, kaip čia bus. Tai yra vėlgi visokių įdomių dalykų ir viešo pripažinimo. Ta prasme, kad viskas su jumis yra gerai, sužinosite. Ir taip žinojot, bet dar kartą sužinosite. Ir įdomu tai, kad tik saulės mėnulio užtemimas 28 dieną jums sukurs vidinę emociją tokią, kai čia ir dabar užsimanysite keisti darbą tie, kurie esate savo veikla ar alga nepatenkinti. Arba darbo kolektyvo ar viršininkais, ar toj vietoj iš vis kur sėdite. Taip. Tai ir taip impulsyviai gana. Ir todėl mėnesio paskutinės dienos gali būti tokios, kai pasakot, aš už tos pinigus daugiau iš lovos nesikelsiu. Ir pas tą durnių nedirbsiu. Tai va. 3-9 dienos rugpjūčio yra pakankamai sėkmingos. Tai puikus metas pradėti keliones, važiuoti komandiruotės, pokalbis, reklama, mokymaisi ir dokumentų tvarkymas.
Dabar neblogai taip pat yra 16-23 rugpjūčio, tai vienas stipriausių palankių jums mėnesio laikotarpių. Tai netgi jeigu reikės pasirašyti sutartis, tai galime tuo periodu pasirašyti sutartį, pradėti naują veiklą. Tai reiškia atidaryti savo patentą, nusipirkti tuo periodu ar dar kažko. Taip pat ieškoti investuotojų irgi labai palanku. Ir aišku, spręsti savo finansinius klausimus. Dabar rugpjūčio dar 27-31, bet neužmirštam, kad į ją įeina 28 diena. Tai vat irgi viskas, kas susijęs su ilgalaikiais planais dėl jūsų darbinės veiklos palanku spręsti. Dabar tokie perspėjimai, kokios dienos jums nėra labai palankios. 11-13 rugpjūčio. Ir čia yra saulės užtemimo įtaka, kaip visiems ir jums, sėdim ant pečiaus, geriam arbatą, skaitom knygas. Stengiamės nieko neveikti. 21-23 taip pat yra, kad galimi nesusitarimai su autoritetais, institucijom, ypatingai jeigu tos institucijos yra kontroliuojančios. Ten sanepideminė, gaisrininkai, supratot mane, aš čia pagal tą lietuvišką variantą. Tai va, todėl irgi šitom dienom mažiau nervinamės, daugiau šypsomės ir, laukiam geresnių dienų. Dabar užtemimo periodų, tai čia aišku, labai stiprios ten plevėsuoja ir karo vėliavos, ir ne karo, bet kažkaip tai viskas jums geresnė pusė. Tai jeigu netgi sukonfliktuosite užtemimo dieną, tai galvos nesukite, nes, kaip minėjau, turi ten išeiti kažkokie tai mažaverčiai draugai ir pažįstami, kurie jums ir taip net nešė nieko, kad jau senai neduoda jokios naudos, nei moralinės, nei materialinės. Dabar kokiem darbam? Labai palankus darbo keitimui, studijoms. Ir čia nesvarbu, ar jums 100 metų ar 20, studijom čia yra labai svarbu važinėti, kelionėm, atostogauti, tarptautinius projektus kurti, plėsti veiklą į užsienio šalis, į kitas šalis. Ir, aišku, savireklamai ir viešam savęs pateikimui. Tai savireklamai arba, taip, nebūtinai savireklamai, bet savo įmonės, pavyzdžiui, reklamai. Eiti viešumą, gal pirkti kokius užsakomus straipsnius reklaminius, irgi tas periodas jums yra labai palankus. Dabar vėlgi, ko vengti šį mėnesį? Visą mėnesį. Tai yra skubotų investicijų, konfliktų su vadovybė, valdžia, kontroliuojančiom įstaigom. Žodžiu, jeigu jūs ten užpuolė kokią kontroliuojantį įstaigą, atsirašinėjate iki pat rugsėjo, ypatingai pagarbiai ir mandagiai. Net jeigu matote, kad jie specialiai ant jūsų užvažiavę, stenkitės išvengti maksimaliai konflikto su tais žmonėmis, nes paskui rugsėjai viskas pasikeis. Dabar rizika, aišku, ir jokių lemtingų sprendimų užtemimų dienomis, nes čia jau negali tai būti. Dabar didžioji mėnesio galimybė jums bus atvers visiškai naują gyvenimo etapą. Ir vienas kažkoks laiškas ar telefono skambutis, žinutė gali pakeisti gyvenimą radikaliai į geresnę pusę. Galbūt jūs to impulso laukite kelis metus paskutinius ir bijojate dėl kažkokių priežasčių priimti sprendimus. Tai vat visa tai baigėsi ir dabar kažkaip tas impulsas įvyks ir jūs pradėsite naują gyvenimo etapą. Dabar pats geriausias, stipriausias laikotarpis 16-31 nes ten sustiprėja pasitikėjimas savimi, ištiesinę nugarą ir nauji ryšiai gal padės kažką tai jums sustrateguoti savo naudingai. Ir puikus metas pradėti naujus projektus, naujus darbus, verslus ir viską. Ir aišku, keliones planuoti. Dabar šauliai yra tokia judėjimo ženklas, jis gimė šaulys tam, kad kuo daugiau judėtų. Todėl labiausiai jums seksis tas sritis, ta kelionė, ta veikla, kurioje dar ten nesate buvę.
kuri jums visiškai nauja. Na, pavyzdžiui, jūs tenai žaidėt šachmatais visą gyvenimą ir staiga nuėjote žemės ūkį rožių auginti. Ar kardinaliai, ko dar nesat patyrę, ko dar nesat išmokę. Tai va, ir tai jums yra labai palanku. Mokytis naujų dalykų. Ir tai padės pagrindus jūsų turtingam, laimingam gyvenimui ateityje. Taigi, neužmirškite mūsų palaikyti, negailėkite komentarų ir patiktukų, būtinai dalinkitės ir iki kito karto ate.